Jeigu nori suprasti, kur rinka gali sustoti arba pakeisti kryptį, tai pirmas dalykas, ką turi išmokti, tai yra support, resistance ir trendlines. Šiame video parodysiu, kaip juos paprastai identifikuoti ir panaudoti savo analizėje. Support – tai vieta, kur pirkėjai linkę reaguoti ir kaina atsimuša aukštyn. O resistance priešingai – tai vieta, kur pardavėjai sustabdo kainos kilimą. Kuo didesnis laiko intervalas, tuo stipresnis lygis. Aš pradedu žymėti savo zonas nuo vienos dienos ir leidžiuos žemyn. O dabar kaipgi brėžiasi support ir resistance. Tai mes žiūrime, kur kaina daugiausiai kartų atsimušia prieš apsisukdama ir kildama į viršų. Tai yra supportui žiūrime wickų apačias ir gali būti netgi body close ir open. Bet dabar susižiūrim šituos, sakykime, wickus. Čia yra mūsų supportas, nes čia atsimušiam daug kartų ir kaina pradėjo kilt į viršų nuo šitos vietos. Dabar resistance. Žiūrim, kur kaina atsimušia daugiausiai vietų. Bus štai čia. Čia turim ir body close open, wickas ir bodžių close open. Teisingai zonai nubrėžti turi būti bent 2-3 prisilietimai, nuo kur kaina apsisuko. Jeigu kaina pramuša resistance, tai čia pramušiam, tai labai dažnai, kai grįžta, ta pati zona veikia kaip support. Tokie lygiai vadinami flip zones ir jie labai dažni rinkos struktūroje. Bet čia labai svarbu nepainioti, ne kiekvienas pramušimas yra tikras. Kartais matai, kaip kaina lyg ir išlenda už lygio, bet greitai grįžta atgal. Tai vadinama fake out. Ir fake out galim pamatyti mažesniam time frame šitų zonų, sakykim. Štai mūsų resistance pradžiai buvimas. Kaina išlenda. Čia viena žvakė 1 valanda, tai jeigu sumažintume dar į 15 minučių, sakykim, šitoj vietoj kaina atrodo kaip ir pramušė lygį, bet greitai grįžo atgal ir išsipardavė žemyn. Tai vadiname fake outu. Dažnai tokie fake outai būna su ilgais wickais, ypač kai mažesniuose time frame'uose dominuoja stopų medžioklė. Todėl visada stebėk ne tik ar lygis pramuštas, bet kaip kaina elgiasi aplink jį. O dabar pakalbėkime apie trendline. Tai skirtingai nuo horizontalios linijos, trendline rodo dinamišką palaikymą ir pasipriešinimą, kai rinka juda aukštyn arba žemyn. Brėžiama bent per 2-3 higher low arba lower high. Štai čia turim mūsų higher low, higher low, higher low, higher low. Tai čia turime lower high. Trendline padeda matyti rinkos kryptį ir dažnai veikia kaip ribos, kol jos nepramušamos. Support, resistance ir trendline – tai baziniai orientyrai analizėje. Jie neprognozuoja, bet padeda suprasti, kur gali vykti veiksmas. Sekančiose video žiūrėsim, kaip kaina elgiasi prie šių lygių, kokie signalai gali parodyti įėjimo momentą. Nepamiršk prenumeruoti kanalo, nes šitas kursas dar tik įsibėgėja.